Sveiki, jūs žiūrite laidą apie technologijas NKTV. Ir man iš tikrųjų labai džiugu, kad jūs ją žiūrite. Dėkui jums už tai. Mano vardas Ernestas Janušas, būsiu su jumis ateinantį pusvalandį ir visa mūsų NKTV komanda šiai laidai paruošė štai ką. Kaip pradėti savo pokalbių šou internete ir išgarsėti? Puslapis, kuris padės rasti pigiausius degalus. Stebėsime Lietuvos nacionalinę skolą. Taip pat įlysime į didžiausio pasaulyje keleivinio lėktuvo pilotų kabiną, apžiūrėsime mėlynai banginį ir kentėsime įkyriausią pasaulyje tinklalapį. Ir aišku, žaisime naujoji Deus Ex dalis. Pasirodys kitąmet. Ko laukti? Ir laidos pradžioje, kaip visuomet, apšilimui, jūsų dėmesiui technologijų naujienos. O šios dienos naujienų bloką pradėsime nuo šventinės žinios. Kaip tyčia, artėjant šventiniam sezonui, Kanadoje dingo daugiau nei $1 milijono vertės Sony krovinys. Iš 2 sunkvežimių pavogta daugybė PlayStation konsolių ir joms skirtų žaidimų. Jie dingo kartu su pačiais sunkvežimiais, o artėjant kalėdoms panašu, kad paklausos kroviniui netruks. Policija žada gaudyti įtartinai pigių konsolių pardavėjus. Žinoma, jei šie imsis tęsti juodus darbelius, už jo čiupę Gran Turismo 5 ir kelioms savaitėms užsidarė virtualiame pasaulyje. Nenurimstantis Google pristatė paslaugą e-books, kadaise vadinta Google Editions. Skelbiama, kad tai didžiausia elektroninių knygų parduotuvė pasaulyje, kurioje be kita ko siūloma ir per 3 milijonus knygų, kurių teisės publikuoti Google turi jau senokai. Viena didžiausių potencialių problemų tokio dydžio bibliotekoje – paieška. Išspręsta ji beje neblogai, galima filtruoti netgi pagal tokius kriterijus, kaip New York Times perkamiausios arba New York Times bestseller listas. Įsigytas knygas galima skaityti kompiuteryje, iPad'e ar iPhone'e, taip pat visose telefonuose su Android'u ir giminingomis operacinėmis sistemomis. Knygos saugomos EPUB formatu, kurį supranta įvairūs skaitytuvai. Taigi universalumas kaip ir pasirinkimas įspūdingas. Žinoma, pasirodo elektroninių knygų rinkoje Google vėlokai, bet mes kažkaip tikime, kad jiems seksis neblogai. Vien jau apie ženklo atpažįstamumą galima pagalvoti, patogumą naudotis ir knygų pasirinkimą. Tai vilioja. Gaila tik dėl vieno. Kol kas naujoji paslauga prieinama tik amerikiečiams. Efektyvaus vaisto kovai su automobilių vagystėmis nerandantis Sietlo policija į pagalbą sumanė pasitelkti Twitterį. Nuo šiol informacija apie pavogtas mašinas bus skelbiama šioje bendravimo sistemoje. Čia laukiama ir gyventojų pranešimų. Sukurta speciali paskyra skambiu pavadinimu Get Your Car Back – atgauk savo automobilį. Bendravimų internetu populiarėjant, virtualias bendruomenės informacijai ir net įkalčiams rasti teisėsaugą visame pasaulyje pasitelkia vis dažniau. Google pristatė atnaujintą savo mobiliojo telefono Nexus versiją, kuri vadinasi Nexus S. Samsung gamyklose gimęs renginys darbui naudoja Android operacinę sistemą, turi lietimų jautrų ekraną ir 5 megapikselių raiškos kamerą. Ekranas 4 colių. Yra ir antroji kamera vaizdo pokalbiams skirta priekinėje aparato dalyje. Taip pat nepamirštas ir aparato padėtį erdvėje jaučiantis įtaisas – giroskopas. Panašu, kad pagrindinio herojaus frazė filme socialinis tinklalapis visgi buvo teisinga. Veikėjas sakė, kad Facebook niekada nebus baigtas. Ir iš tiesų, populiariausios pasaulyje virtualios bendruomenės patobulinimai pilasi kaip iš gausybės rago. Naujasis gana svarbus. Facebook siūlo išbandyti naują profilio vaizdą, kuriame gerokai pakeistas elementų išsidėstymas. Daugiau dėmesio naujame išsidėstyme skirta nuotraukoms, matomesnė tapo ir bendro pobūdžio informacija, kuri netaip seniai slėpėsi kortelėje info. Laimiai, naujovė nėra įdiegta automatiškai. Norintis naują profilio vaizdą naudoti internautai turi savo valią išreikšti pelės paspaudimu. Vadinasi, jeigu nieko nekeisite, bent jau kol kas jūsų Facebookas atrodys taip pat.
Ar žinote, kaip lietuviškai vadinasi netrokštamos elektroninio pašto žinutės? Brukalai. Dėl jų ir gresia nemalonumai vienam jaunuoliui iš Rusijos. Amerikiečių teisėsauga ėmėsi aktyvios Rusijos hakerio paieškos. 23 metų amžiaus jaunuolis kaltinamas tuo, kad sukūrė kompiuterių zombių tinklą, kuris naudotas nesuvokiamam kiekiui elektroninio pašto šiukšlių platinti. Teigiama, kad didžiausias pasaulyje kompiuterių zombių tinklas per dieną išsiųsdavo iki 10 milijardų reklaminių brukalų. Tinklą sudarė 500 000 virusų užkrėstų kompiuterių, o tinklo platinamų laiškų srautas sudarė net 32% viso internetu keliaujančio spamo. Tas pats jaunuolis naujienose vaidenosi ir prieš 4 metų, kai jam tai buvo 19. Tuomet jis buvo vienas pagrindinių įtariamųjų duomenų vagystės internetu byloje. Jei amerikiečiai jį pagaus, jaunasis talentas gali sėsti į kalėjimą. Kaip žinia, internete galima pradėti santykius, savo verslą ir netgi nuosavą pokalbių šou. Kaip tai padaryti? Apie tai mūsų paruoštas reportažas. Hello everybody and welcome to Wine Library TV. I am your host Gary Vaynerchuk. Sakoma, kad internetas sugriovė sienas tarp valstybių. Nesiginčysime, o papildysime, kad jis sugriovė dar ir įsivaizduojamas sienas tarp profesijų. Štai įsivaizduokite, kas galėjo vesti pokalbių šou prieš kokį 30 metų. Na, visų pirma, vedėjas turėjo būti rimtas, turintis patirties ir gerai atrodantis prieš kamerą. Ir be abejo, žurnalistas. Na, o dabar, mielieji, sveiki atvykę į YouTube amžių, kur pokalbių šou gali daryti kiekvienas. Apie tai šiandien ir pasakojame. Štai jau kurį laiką savo ekranuose matote vyrą šnekantį apie vyną. Jo vardas Gary Vaynerchuk. Kas jis? Žurnalistas? TV ekspertas? O gal stambus verslininkas? Jis, gerbėmieji, yra tiesiog vyrukas mėgstantis vyną ir nusprendęs apie šią savo aistrą papasakoti visam pasauliui. Šiandien Garis yra interneto žymybė. Jo interneto paskaitas ar vyno degustacijas seka 100 000 žmonių. Jis kviečiamas į įvairias televizijas, duoda krūvas interviu. Tik dėl to, kad kažkada nepabijojo sukurti savo YouTube kanalo, kuriame filmuodamas paprastą webkamerą kalbėjo apie vyną. Šiandien, norėdami rengti pokalbių šou, neturite nuomoti studijos, statyti apšvietimo, filmavimo kamerų, rūpintis statistais ir panašiai. Na, kaip mes čia darome laidoje NGTV. Viskas, ko jums reikia, yra čia pat – internete. Čia esama galybės video transliavimo technologijų, kurių viena populiariausių – Ustream.tv. Jei norite sudėtingesnių reikalų, galite išbandyti Voklę. Ši programėlė leidžia ne tik transliuoti savo šou, tačiau ir priimti kitus pašnekovus per interneto kameras, dalinti ekraną į 2 dalis, rodant keletą pašnekovų, gyvai atsakinėti į realių laikų užduodamus klausimus. Žodžiu, kaip televizijoje, tiesioginiai transliacijai. Kaip tai atrodo, puikiai matote patys. Turite temą, turite technologiją, kokį reikia dar. Tik noro. Na ir dar tikriausiai keletos svečių jūsų namų studijoje, kurie padėtų nušviesti vieną ar kitą temą. Žinoma, tai gali būti jūsų draugai ir kiti artimi žmonės. Tačiau nebijokite taikytis į žvaigždes. Juk niekas neduos per nagus, jei pakviesite kokį žinomą žmogų, muzikantą, verslininką, krepšininką ar savo įdomų dėstytoją. Čia kaip ir televizijoje, kuo stambesnio kalibro žvaigždė, tuo didesni jūsų pokalbio šou reitingai, tad kuklintis neverta. Natūralu, kad nufilmavę ir išleidę savo laidą norėsite, kad apie ją sužinotų žiūrovai. Tam, žinoma, gali padėti Facebookas, Twitteris ir kiti kanalai. Tačiau yra ir specializuotų tinklalapių, leidžiančių talpinti savo laidas ir jas rodyti pasauliui. Vieni tokių yra Pink.fm ir TubeMogul. Na, o toliau viskas priklauso tik nuo jūsų. Rėmėjai, pinigai iš reklamos, bendradarbiavimas su kitais žiniasklaidos kanalais ir pasaulinė šlovė. Tai nėra lengva, tačiau tikrai įmanoma. Sėkmės! Rubrika Evoliucija pristato Asus. Statistiškai 2 lietuviams tenka 3 aktyvūs mobiliojo telefono numeriai.
Nenuostabu, kad mums sunku įsivaizduoti gyvenimą be mobiliojo telefono. Jei palyginsime šiuolaikinius telefonus su tokiais, kokie buvo naudojami prieš 10 ar 15 metų, turbūt rasime tik porą panašumų – SMS žinučių siuntimo ir skambučio funkcijas. Turbūt retą žodžio plytą mėgėjas buvo matęs pirmąjį komercinį mobilųjį telefoną Motorola Dynatec. Su pilnai pakrautu telefonu buvo galima kalbėti iki 30 minučių. Šiuolaikiniai išmanieji telefonai, kaip kad šis Garmin Asus, gali ne tik skambinti ar siųsti SMS. Jie naudoja procesorius, operacinės sistemas, turi prieigą prie interneto. Asus partneris Garmin šiame telefone yra integravęs ir ypatingai tikslę, patogią ir daug funkcijų turinčią GPS įrangą. Kaip matote, pokyčiai įspūdingi. Įdomu, ką rankose laikysime po dar keliasdešimties metų.